Filmuoji? Važiuojam į varžybas. Orientavimas Lietuvos čempionatas kalnų dviračiais, tai bus vidutiniai ir sprinto trasai. Telšiuose per pusę Lietuvos, ne per pusę, per visą Lietuvą reikia pravažiuoti, kad važiuoti. Labai vėjuota, šalta. Tai pažiūrėsim, ką telšiai paruošė gero arba negero. Dėduosi koinės, dar neėjo. Vakar profesionalus vlogeris pamiršo kamerą. Tai varžybų nebus pirmos dienos. Antrą dar tikėkimės gal bus. Kažkaip nufilmuosiu. Telšių centras. Va čia šitam name gyvenam. Ten va mūsų langai. Einam dabar iš ryto į parduotuvę. Reikia kažkaip pusryčių nusipirkti kažką, tai dar niekas nelabai dirba. 11 startai, man taip atrodo. Tai šiaip centras tai labai gražus. Ir ten ežeras yra. Labai gražus šiaip miestas. Pasidžiaugiam, kad šiandien geras oras, pažiūrėjau radarus, tai va ateina vėl malonumo biškį. Panašu, kad varžybos vėl lietuje. Nu ką, super. Pasirodo nelyja, o sninga. Tai iš viso balandžio 26 diena. Puikus oras čempionatui. Sniegas tik stiprėja. Ką? Jo. Malonumo padrausim. Nu, toks ir malonumas ir tokio oro. Nu jo. Nebuvo vieno Liubardo varžybų dar vienas. Būtų važiavo, nes spėtės ne. Bet aš ten pavardės nežiūrėjau, kad nelavau, pasižymėjau, kad yra. Tu iš karto greit paspašė, gerai? Kad tu žemėlapį greit paaišė. Jo, tai iki žemėlapio tai paspausiu. Po to nepažadu. Na ką, sprinto žemėlapis, startuojam su Martynu Tunkevičium, jis iškart čia šauna į priekį. Aš jį praleidžiu, tai šiemet labai gerai važiuoja, tai tegul varo. Išsiskiria keliai, aš važiuoju toliau link pirmo punkto, čia prasideda tokie jau maži keliukai, čia paslėptas pirmas punktas, tada ganėtinai nebuvo sunkus, bet važiuoju tada link antro, čia tokį pasirinkimą dariau, tokia visai pavojinga vieta per tokią lentą, bijojau, nes mačiau, kad iššlapia, kad nenuslyst. Antras punktas pievai, tai nebuvo sunku. Na ir vat nuo trečio prasideda realiai sunki trasos dalis. Nors čia dar nebuvo taip jau kritiška, bet jau reikėjo sekti stipriai žemėlapį, čia jau pristabdžiau. Ir važiuoju toliau, čia buvo paprasta, tokia įdomesnė techninė vieta. Ir jau link ketvirto, kai važiuoju, jau matau, kad ten milžiniškas keliukų tinklas. Ir jo, tai paimu ketvirtą punktą, čia jau užsirūšnės stipriai, nes buvo įkalnė. Ir važiuoju, čia greičio nėra, tie keliukai nelabai rėdantis. Ten matau dar dalyvis kažkoks iš Telšių važiuoja. Tai pabiškį vėjuosi jį, bet suprantu, kad jis ne mano grupiai važiuoja, tai per daug nekreipiu jį dėmesio. Čia sutinku Emilį, jis jau kaip suprantu po klaidos. Ir aš žvalgausi, nes nelabai suprantu, kur važiuoti, bet lyg ir gerai važiuoju, bet prie tokių sankryžų, prie punktų teko stoti. Ir nežinau, ar gerai dariau, ar ne, kad taip vis double checkinau, bet čia iš dešinės Sausaitis Arnas važiuoja. Ir viršui Emilis, tai vėjuosi Emilį ir aš čia dariau klaidą, aš važiavau į penktą, kaip ir penktas buvo tą pačią kryptim, bet važiavau į aštuntą, nes aštuntas buvo tram penktas, man kažkaip tie penketukai susipainiojo, bet po to greitai supratau tą klaidą ir kadangi nebuvau per daug nuvažiavęs, tai viskas tvarkoj. Čia leidžiuosi nuo kalniuko, bet irgi stabdau, nes krato žemėlapį ir nesugebu aš sekti dar taip gerai to žemėlapio tokiuose techniškose vietose, tai pristabdau ir žiauriai gaila, nes esu prie pat punkto
keli metrai, tai vėl čia spustelnu, pasiekiu punktą ir važiuoju toliau. Čia vėlgi dar viena klaida. Čia reikėjo dešiniau važiuoti, aš nusprendžiau apvažiuoti tą keliukų tinklą į 6, bet neįvertinu to, kad aš nusileidžiu nuo kalno ir tada visą tą kalną, tą reljefą čia sukylu, o čia šitos vietos ypač žiauriai stačios, tai visiškai ten užsikeliu pulsą iki kosmoso, žiauriai sunku, važiuoju, jau čia paimu tą punktą, jau debesiuose, tada į 7. 7, sakyčiau, gal nebuvo labai blogai, ganėtinai greit nuvažiavau, bet gal neoptimalių variantų, bet sakyčiau, didelės klaidos kažkokios nebuvo. Į 8 važiuoju, čia sutinku Godą, irgi matosi, kad lėtai važiuoja, seka žemėlapį labai įdėmiai. Čia mikroklaidą padarau, nes tiesiog galvojau, kad esu kitam keliukė, bet greitai atsitaisau. Tai paimu 8 punktą ir lekiu toliau. Tai tada čia paskutinis šitam blokė, kur realiai visas tas čempionatas, aš manau, ir sprendėsi. Tai buvo 9 punktas. Tai išvažiuoju iš čia, tai tiesiog net atsipučiau, nes per daug kažkokių klaidų nepadariau. Aišku, lėtai iš ten važiavau. Bet jo, tai tada lekiu į 10, čia jau toks biški lengvesnė dalis, tai man, kai sumažiau orientavimus patirties, tai buvo biški geriau. Čia dar viena mikroklaida, tą rastą buvo galima važiuoti, aš ten nepamačiau, jau kai kėliau dviratį, tik pamačiau, kad yra keliukas. Tai lekiu į 11, paimu 11 ir tada čia pro sodus. Varau, toks šaltinėlis, tą šaltinėlį aš apvažiuoju, ten mačiau kažkoks rastas buvo, bet vėl sutinku Emilį. Emilis pasirinkęs iš 12 į priešingą pusę važiuoti, bet aš kai važiavau pasižiūrėjau, kad galbūt geresnis variantas per kitą pusę, čia kažkoks vaikas stovėjo atsistojęs, ieškojo kur važiuoti. 13 irgi važiuoju, aš nematau jo, jis už medžio pasislėpęs. Jau ten biškiai jau tokiai panikoj, kad gal aš ne čia nuvažiavau, čia vos prasilenkiam su to vaiku, tai labai gerai, kad ten toks mikrokeliukas buvo, tai išgelbėjo. Ir va, jau 14 aš važiuoju ir žiūriu, kad Emilis tik išvažiuoja iš 14 ir jis pasirinkęs važiuoti tuo geresniu keliu. Ir aš kažkaip galvoju, kad galbūt aš važiuosiu to šiek tiek single tracku, bet jisai manau, kad bus greičiau ir turbūt taip ir gavosi, tai va pradedu aš jau atsiduriu prie pat Emilio ir važiuoju ir galvoju, reikia iš karto jį lenkti, nes mes su Emiliu darom tokias klaidas abudu, tai galvoju, mažiau jis mane blaškys ir galbūt ta pozicija pirma yra geresnė, geriau važiuoti priekį savo, negu ten, kad kažkas blaško priekį, nes negaliu aš ten Emiliu pasitikėti, kaip ir jis manim turbūt nelabai gali. Tai įlėkiam tada čia tokį paskutinį single tracką. Čia važiavau, čia jis per pelkę veda tokią ir kratosi žemėlapis ir aš ten mačiau prieš tai, kad reikės dar sukti kažkur tai ir čia kažkurioje vietoje aš jau ten susižiūriu žemėlapį ir tada pradedu iš karto tempą vėl pakeliu. Tai va tas posūkis paskutinis, nu ir čia jau kaip ir spausti, tada pamatau kažkokius žmonės, čia pasako, kad yra lėptukas, tada čia atsargiai. Nu ir čia jau išlendu, užsirakinu dviratį ir tada jau spaudžiu max, ten kosmosinius vatus, paimu punktą ir girdžiu, kad Emilis ten jau pušina, jau jisai čia toj lenks mane. Nu tai aš tada dar, tai aišku, čia būtų ten nestebuklingi rezultatai, nu bet bent jau į finišą palenktyniavom smagiai, tai jo, kokios tos varžybos. Labai smagios, labai patiko. Važiuojam atsižymėti. Smagumėlis, paklydai kažkur? Net nesupratau, ar ten suseina, ne. Ir tu man atrodo, tam kažkaip. Jo, aš ten supainiau. Aš važiavau į 5, o nuvažiavau į 8. Ne, va tokiu, tai aš nekenčiu padėjimų. Ten tos, kur buvo. Ta prasme, aš galvoju, čia negalima važiuoti. Nu dabar matau, bet važiuojant aš nematau tokio. Nu tai va, aš žiauriai pristabdinėjau. Šiaip gal ir pasiteisino retai važiuoti. Ten tai iš viso ir dviratį stumdžiau va čia. Į šitą nuvažiavau, galvoju, iš 5 į 6, galvoju, va taip va paimsiu. Galvoju, per čia nevažiuosiu. Atvažiuoju. Gal ir gerai. Čia toks.
Tokia siena. Čia gal buvau. Varom apsirengsim, po to pašnekėsim, nes... Nu nepalaukiai. Laukiai? Mažai laukiai. Manęs reikia daugiau palaukti. Tai ne prie padukų reikėjo, prie punkto. Gerai, važiuoju rengtis. Nu smagu ir vakar labai smagu, tik oras nelabai. Nu, varžybos. Jau tik grįžau, jau persirengti. Norelis. Gali dar važiuoti. Pradariau sekundį mašitą, pilnas sniego. Nu ir orelis. Ketvirtoji.